108 metai valstybės atkūrimo datai. Taigi paanalizuokime pagal karminę numerologiją. Ir būtent tais metais būtinas balansas tarp materijos ir dvasingumo. Stoka galima. Geriausiu atveju tai stipri dvasia, stiprus kūnas, stiprus nervai ir stipri sveikata. Džiaugiamasi čia ir dabar, rūpinamasi šeima. Blogiausiu atveju tai kuriu, griaunu. Ir tai iš tikrųjų yra apie tą energiją, kai valstybė turėjo susikurti, bet ir sugriūti ir vėl atgimti. Mes atidirbinėjame ir mūsų protėvių klaidas, patirtis. Tai akivaizdžiai matome, kad pagal šią energiją tautai būdingos baimės, polinkis į depresiją, bet tuo pačiu yra labai stipri minčių materializacija, stipri vaizduotė, jautrumas. Kai yra priklausomybė savotiška ir nuo mėnulio fazių, tai polinkis vadovautis mėnulio fazėmis, jo įtaka, taip pat tai meilė gamtai, uždarumas, vienišumas, tremtis. Turime ir kodą karminį, kurį atidirbinėjame, tai iš tikrųjų ir rodo, kad gyvenome tokiose aplinkybėse, kurios mus spaudė ir dėl kurių nieko negalėjome padaryti. Tai viskas užkoduota tiesiog datoje ir, žodžiu, čia tas ilgas engimas, pavaldumas ir būti veikiamiems, kontroliuojamiems kažko, tai yra kraujyje, tai yra patirtyje. Ir iš tikrųjų turime išmokti kaip tauta, kaip kiekvienas žmogus prisijimti atsakomybę už savo gyvenimą, už sprendimus, išmokti gyventi pagal visatos dėsnius, pasitikėti visata, žmonėmis, viskuo ir aišku būti dėkingiems, pasitikėti pasauliu. Tai fortūnos rato energija santykiuose, ar ne? Ir, žodžiu, savotiškai turime kiekvienas tobulėti ir siekti tobulėjimo, o kitų palaikymas gali padaryti šviesos šaltiniu daugeliui. Tai ypatingas dalykas iš tiesų, kad šie metai yra būtent 10 energijos įtaka pagal šią datą, kurią analizuojame. Ir stingant pasitikėjimo savimi, pasauliu, žmonėmis, visata, galima patirti labai daug praradimų. Ir be abejonės mus jau veikia ir 11 energija. Praeitų metų energija buvo 9, tai toks apsivalymas, o dabar mes pradedame visiškai naują ciklą. Ir reiškia kitų metų energija 11 jau veikia ir šiuos metus, bet dar pozityviai, o negatyviai tai byloja apie slaptus priešus, apie konkurentus, apie sveikatos problemas, gydymų klaidas, apie konfliktus. Tai, žodžiu, turime išmokti tikėti savo sėkme, be abejonės nesiskaldyti, nekovoti, nes iš tikrųjų tautos ir kiekvieno žmogaus klaida pati didžiausia, tai yra pseudopatriotizmas, užkoduotas mūsų genuose. Tai yra nepagarba kitų tautų kultūrai, tai kovingas nusiteikimas prieš žmones, politiką, religiją, valstybės santvarką.
Tai yra skaldimas visuomenės tautos. Ir tai gali daryti iš tiesų valdžios struktūros. Taip, tai yra kenkimas žmonių sveikatai ir aplinkai. Štai yra trūkumai, kokie didžiausi pagal šias energijas ir pagal šią datą. Tai labai svarbu visiems susitelkus siekti taikos, nepriklausomybės, tobulėti ir nešti savotiškai naudą pasauliui, ne sau, pirma pasauliui. Padėti žmonėms, vyresniems, gyvūnams, valdyti savo emocijas, mokytis jas atskleisti, rūpintis šaknimis, kurti genealoginius medžius, pažinti savo šaknis, puoselėti tradicijas, kuo daugiau pozityvo ir rūpintis iš tiesų ir savo vyresniais artimaisiais, nes taip užkoduota viskas, mūsų patirtis, mūsų tremtis, mūsų priespaudos, mūsų susiskaldimai, skirstimo gero ir blogo, tolerancijos trūkumas ir visa tai mažina netgi finansų srautus. Štai iš kur skolos. Nėra gerų santykių su užsieniu, tai ir skęstame skolose. Ir aišku, viskas prasideda nuo galvos, ar ne? Ir jeigu nėra suderinamumo gero atstovo valstybės su valstybės data ir kai valstybės vadovui tuo pačiu metų energija yra kurianti ar griaunanti ir dažniausiai galbūt šiuo metu griaunanti, ar ne? Ir kuo visa tai baigėsi? Tai griūva visa valstybė, nes nėra pamato stipraus. Ir pinigai taip pat blokuojami iš tiesų, kai vaikomasi akcijų, išpardavimų. Aišku, kažkas tuo labai puikiai naudojasi. Neatsitiktinai iš tiesų mūsų valstybėje tiek daug gyduolių, tokių stiprių energetiškai vietų, tiek daug gebančių ir besidominčių ezoteriką. Taip, tai tiek daug beje verslininkų, dirbančių savo. Bet didžiausia irgi problema, tai faktas, jau minėjau, ir susiskaldimas, ir ta agresija, tas kovingumas, polinkis į konfliktus, bet ir autoritetų, kitų nuomonių nepriėmimas. Tai čia ir mažina mūsų finansinį potencialą. Ir iš tiesų valstybės misija tai yra transformuotis, nesibaiminti pokyčių. Ir per tuos pokyčius įgyti valdžią, galią, ginti teisę, svarbu, teisingumą, garbę, orumą. O kaip tai daryti? Tai iš tiesų orientuotis į užsienį ir integruoti gerasias patirtis iš užsienio. Tai ar patiko jums tokia analizė? Gal išgirdote ką nors naujo? Pakomentuokite. Ir jeigu įdomu, rašykite, kad įdomu, norite tęsinio, pažvelgsime ir į kitas datas. Tai artėjanti bus kovo 11.